Mėly mūsų bičiuliai, palaikytojai, noriu pasakyti, kad šiandien mes nusintėme žinią Ukrainos prezidentui Zelenskiui, kuriame išreiškėme norą, kad geros kaiminystės, tarptautinis geros kaiminystės forumas susitiktų su prezidentu Zelenskiu. Jūs žinote, kad mes lankėmės Baltarusijoje. Taip pat su taikos vizitu mes lankėmės Rusijoje, mes buvome Latvijoje, susitikome su europarlamentarė Tatjana Ždanoka. Ir šiai dienai galvojame, kad mums būtina susitikti su Ukrainos prezidentu, kad išreikšti žmonių mintis, kurios sklando ore apie tai, kad visi mes norime taikos. Ir kiekviena kariaujanti pusė turėtų ieškoti galimybių taikai. Todėl tas kreipinys buvo nusiųstas rusų kalba, šiandien mūsų gimtąja lietuvių kalba aš jums noriu irgi išreikšti žinią, kad tai buvo padaryta, kad geros kaiminystės forumas buvo sukurtas tikslu išsaugoti taiką. Geros kaiminystės forumas visada yra už gerus ekonominius, politinius, kultūrinius santykius. Ir tai, kuo šiandien kaltina žiniasklaida, tai yra atviras mobingas prieš tautą, prieš liaudį, tai yra bandymas nukreipti žmonių dėmesį nuo kitų problemų, randant vieną bendrą priešą, ir tuo priešu šiai dienai įvardyjamas geros kaiminystės forumas ir Erika Švenčioninė. Juk tai patogu išversti, pasukti veidrodį kitą pusę ir mūsų žodžius interpretuoti taip, kaip norisi. Ponas Žalimas, ponas Valatka, aukšti pareigūnai, prokuratūros darbuotojai bando jums suformuoti nuomonę, kad mes esam tie, kurie palaiko karą. Mes niekada niekur neteigiame, kad karas yra gerai. Taip mes analizuojame karo priežastis. Bandome suprasti, kada kuriuo metu buvo pražiopsotas tas negrįžimo taškas ir kada buvo peržengta raudona linija, kada šalis jau nebegalėjo susitarti tarpusavį. To prarasto laiko mes negrąžinsim, neatsuksim, mes nepakeisim to, kas buvo. Bet šiandien visų planetos gyventojų, Europos gyventojų valioje yra pasakyti stop karui. Kaip tai galima padaryti? Ogi galima įtakoti, prašyti, maldauti, kad kariaujančių pusių vadovai sėstų prie derybų stalo. Tai yra pagrindinis mūsų visų tikslas. Šiandien, kada mūsų žiniasklaidoje kalbama, kad tuoj rytoj, poryt gali būti įvykdyta diversija Ignalinos atominėje elektriniai, kad iki atominio karo telieka vienas žingsnis. Mums itin svarbu neieškoti priešų viduje, mums itin svarbu ištransliuoti, už ką kiekvienas iš mūsų esame. O juk kiekvienas iš mūsų nori išsaugoti savo gyvybės, savo šeimos gyvybės, savo vaikų gyvybės. Norime išsaugoti savo sukurtą gražią buitį, norime išsaugoti savo šalį. Ir tai yra mūsų tikslas, geros kaiminystės tikslas. Tai reiškia, kad tai yra jūsų tikslas. Kada prieš mus naudojamasi visos valstybės pinigais ir bandoma taikius žmonės parodyti liaudės priešais, yra daugiau negu neteisinga. Visi mąstantis gali paskambinti mums, gali paklausti mūsų nuomonės, gali pakviesti mūsų susitikimus, gali išgirsti iš mūsų lūpų be jokios pašalinės interpretacijos mūsų skelbiamas tiesas. Deja, valdančiai klikai, šutviai, nežinau kaip jie ten vadinasi, aš sakau, kad tai yra laikinai paskirti Lietuvos administratoriai. Jiems tai yra neparanku, jie nori uždrausti mūsų bendravimą su tauta. Jie nori apriboti mūsų judėjimą, jie nori apriboti mums galimybę skleisti tiesą ir apriboti galimybę gintis. Pagrindinis doro žmogaus ginklas yra tiesa, yra atviras informacijos skleidimas ir yra viešumas. Tikriausiai matėte video, kuriame aš kartu su savo komanda Geros kaiminystės forumo, Teisingumo aušros aktyvų ir keliom kitom nevyriausybinėm organizacijom nusprendėme, kad reikia turėti savo atstovą į prezidentus. Tame video mes ištransliavome žinią, kad esamoje situacijoje mums nelieka nieko kito, kaip turėti savo kandidatą. Vadinama pozicija, valdantieji iškėlė net 8 kandidatus ir iš tikrųjų jie yra vienos pusės atstovai,
nešantis tą pačią mintį, tą pačią idėją. Drįsčiau įvardinti juos rusofobais. Kodėl svarbi rusofobijos tema? Jis svarbi todėl, kad nuo amžių Lietuva bendravo su Rusija, su Baltarusija, turėjo itin glaudų ryšį su slavų pasauliu, tam, kad klestėtų jos ekonomika, tam, kad Lietuva turėtų ekonominės rinkas, turėtų didžiulę galimybę ekonominiai plėtrai. Šiai dienai, man atrodo, 118 straipsnis sako, kad ekonominių galių silpninimas yra nusikaltimas valstybei. Šitas 118 straipsnis, pirma dalis, yra įrašyta kaltinime, kuris pateikiamas mums. Tada norėčiau paklausti jūsų, miela žiūrovė, kur, kada ir kaip geros kaiminystės formas susilpnino Lietuvos ekonominės galias ir padarė nusikaltimą Lietuvai. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Bet tai, ką mes matom žiniasklaidoje ir valstybiniai televizijoje ir spaudoj, tai aiškiai byloja, kad pasekoje tų sankcijų, kurias Lietuva įvedė savo kaimynams, Baltarusijai, Rusijai, nukentėjo labiausiai Lietuvos ekonomika, Lietuvos biudžetas neteko be galo daug pinigėlių, kurie reikalingi medicinai, mokslui, švietimui, reikalingi šalies klestėjimui. Kiekvienas iš jūsų atsakykite tą klausimą pats savo. Aš manau, kad itin aktualu suvokti, kas yra tikrasis priešas, bet taip pat ir labai svarbu suvokti, kodėl žmonės esantis valdžioje elgėsi tokiu būdu. Tikriausiai jie yra įtakoti. Galbūt prieš jų asmenis atitinkamos struktūros kitų šalių turi kompromatinės medžiagos, taip vadinamos. Nes kitaip mes protu nesuvoktume, kaip galima taip pakenkti Klaipėdos uostui. Juk nebuvo Baltarusija įvardinta agresyvia ar kažkokia tai valstybė. Tai nebuvo, šita žinia dar net nesklandė tarptautiniai erdvėj, o Lietuva pasistengė kirsti Klaipėdai, tuo atimdama darbo vietas, atimdama pajamas. Yra ir daug kitų minusų, kurias padarė šita valstybė. Vienas iš straipsnių teigia, iš kodekso ir konstitucijos, ten parašyta, kad Lietuvoje negali būti steigiamas svetimų šalių karinės bazės. Ir dar yra labai toks gražus sakinys, kad Lietuva neturi priešų, kad visos šalis yra lygiateisės partnerės Lietuvai. Visa tai jau pasitraukė į 2., 3 planą. Šiai dienai mes įvardinom, ne mes, mūsų tautos laikiniai administratoriai, valstybės administratoriai įvardino priešus. Mes privalome sutikti su jų įvardintais priešais, jeigu to nedarome, iš karto tampame už įstatymo ribų. Taip atsitiko su geros kaiminystės forumu, kuris nešdamas taiko žinią aplankė Baltarusiją, Rusiją, Latviją, kuris įdėjo pastangas Lenkiją, aplankė Lenkiją, kuris įdėjo pastangas, kad Lenkijoje, Latvijoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse atsirastų geros kaiminystės forumo padaliniai. Ir visa tai buvo įvardinta kaip agresyvi veikla prieš Lietuvą. Vienintelė organizacija, kuri sako, mes už taiką, mes nemaitiname karo, neperkame bairaktarų, nerenkame pinigų ginklams, mes už taiką. Mūsų neremia jokių valstybių pinigai, nei ES, nei iš rytų, nei iš vakarų. Mūsų veikla yra paremta mūsų pačių finansais ir geros valios Lietuvos žmonių pagalba. Labai mažytė pagalba, nes mes nekomercinė organizacija. Mūsų darbas plaukia iš mūsų širdies, iš mūsų vilčių, iš mūsų norų nepatekti į karo mėsmalę. Tai šiai dienai kreipimasis į Ukrainos prezidentą, tai yra dar vienas mūsų žingsnis pabandyti įtakoti procesą, sustabdyti jį čia ir dabar. Nes priešingų atveju mes tikrai galime tapti atominio karo aukomis. Ir aukų skaičius bus net neįvardyjamas.
Tai gali grėsti žmonijos sunaikinimu visoje europiniai daly. Nes vis tik tai kare šiai dienai iniciatyvą labiausiai rodo Europos Sąjunga, Jungtinės Amerikos valstijos, Ukraina ir dar viena karo dalyvė Rusijos federacija. Spaudoje sakoma, kad tai yra ne Rusijos ir Ukrainos karas, kad tai yra karas Ukrainos teritorijoje, kurį kariauja NATO, Jungtinės Amerikos valstijos ir Rusijos federacija. Tai ne aš pasakiau. Taip yra rašoma prancūzų spaudoje, vokiečių spaudoje, anglų spaudoje, galų gale ir Amerikos analitikai šitą žinią pateikia savo piliečiams, savo klausytojai, savo žiūrovai. Aš manau, kad šita žinia, ji yra ir ta, kurią aš norėčiau pasakyti. Tai ne Ukrainos karas, tai ne tautos karas, ne piliečių karas. Vienoje iš laidų, iš amerikiečių laidų yra pateikti dokumentai, kad Ukraina kovoja, Ukraina priversta kovoti Donbase todėl, kad Donbasas Luganskas dėl savo turimų išteklių jau buvo parduotas Jungtinėm Amerikos valstijom ir kada buvo paskelbta nepriklausomybė, faktiškai sumokėti pinigai dingsta ir todėl Amerika nenori nusileisti ir jie prašo kovoti, kariauti, kad atsiimti tas žemes ir atiduoti Amerikai. Tai ne mano mintis, tai buvo išsakyta žymių politologų. Tada, mėly Lietuvos žmonės, ar jūs kariautumėt už duonos kepalą, kurį jūs jau pardavėt, bet kažkas trečias jį pasiėmė, tam, kad padėję savo gyvybę, tą duonos kepalą galėtumėt atiduoti kažkam tai. Galbūt ir ne visai tinkamas palyginimas. Norėčiau, kad jūs padarytumėt gilesnės išvadas. Įsivaizduokit, kad tas karas ateis į Lietuvą. Ir tada įvyks tas pats, kas vyko Ukrainoje. Turtingų tėvų vaikai išvažiuos. Susikraus, arba galbūt jau daugelis ir susikrovė savo turtus ir savo atžalas vienokiu ar kitokiu būdu išleido į užsienį. Vidutiniokai bandys išvykti. Kas į Ispaniją, kas į Italiją, kas dar kažkur, kas liks. Ogi liksime mes, taip gražiai įvardinami vatnikais. Tas žodis vatnikas, jis toks šiltas, nes lietuviai, kurie buvo tremty, nešiojo batuvkės, fufaikas, pagamintas iš vatos, nes jos buvo pagamintos iš ekologinės medžiagos natūralios ir buvo šiltos. Ir liksim tie vatnikai, tikrieji Lietuvos patriotai, kurie turės žūti svetimame kare. Ir dar aš noriu pasakyti, ieškant Lietuvos priešų. Aš manau, kad nebereikėtų ieškoti, bet noriu priminti tokį mažą pavyzdį. Kada Lietuva buvo bendra valstybė su Lenkija, Lenkai nusprendė, kad lietuvių kalba yra mužikų kalba. Ir kas įvyko? Ogi visa Lietuvos aristokratija pakiliai perėjo būtent į lenkų kalbos naudojimą ir savo pobūviuose, vakarėliuose, bažnyčiose, sueigose kalbėjo lenkų kalba. Klausimas jums, miela žiūrovė, tai kasgi bandė parduoti Lietuvą ir prisitaikyti bet kuriuo būdu? Taigi čia toji aristokratija, kuri šiandien irgi sako, mes mėlyno kraujo. Tai jie pirmieji pritarė. Taip, jiems nebuvo svarbi Lietuva, jiems nebuvo svarbi lietuvių kalba ir teritorija Lietuvos nebuvo svarbi. Jiems buvo svarbus savo ego, savo ambicijos būti pripažintų aristokratinėje, kapitalistinėje visuomenėje. O dabar apie tai, kas išsaugojo Lietuvą ir lietuvių kalbą. Ogi ją išsaugojo mužikas vatnikas, nes jis ardamas laukus net ir negalvojo mokytis lenkų kalbos. Jis dainavo lietuvių liaudies dainą, šienaudamas pievą. Moterys dainuodavo lietuvių liaudies dainas verpdamos žiemos vakarais, sekdamos vaikam pasakas. Aukštaitija, Dzūkija, Žemaitija.
tai jie išsaugojo ne tik bendrinę lietuvių kalbą, jie išsaugojo auksinę vertę turinčias tarmes. Tai kasgi yra pagrindinė Lietuvos mylėtoja? Tai kasgi yra tie, kuriam iš tikrųjų rūpi Lietuva? Ogi tie vadinami vatnikai, kurie gyvena, kuria produktą, kažkas audžia, kažkas siūna, kažkas remontuoja mašinas. Tai būtent jie visais laikais visada buvo lietuvybės nešėjai. Ir būtent prieš tuos žmonės lenkime galvą. Ir šiandien žmonės, kurie valdžioje, jie pataikauja Europai. Pas mus visur pilna anglicizmų. Jų yra daugiau negu rusicizmų. Jų yra tiek daug, kad jau šlikštu. Priejus prie kavos aparato jūs nerasite lietuviško užrašo. Kokia kava? Ar jau baigėsi procesas, ar dar tik prasidėjo? Viskas yra angliškai. Ir ką? Vyksta tas pats. Mūsų aristokratija puikiausiai valdė anglų kalbą ir skaito, kad kiekvienas, kuris jos nemoka, yra antrarūšis. Bet jie net nebemoka tikrosios lietuvių bendrinės kalbos. Jie nemoka kalbėti Lietuvos žmonėm. Jie prikiša į kalbą įvairiausių tarptautinių žodžių, bandydami tuo pakelti savo socialinį statusą. Ir tuo pačiu pamenkindami mus. Gi mes, tautos šeimininkai, tai mes tuos bjaurius asilus, bjaurius pasikėlusius, pasipūtusius žmonės delegavome į valdžią atstovauti mums. Kokiu keliu? Čia kitas klausimas. Teisingi rinkimai, neteisingi rinkimai, nupirkti rinkimai, nenupirkti rinkimai, kiekvienas žinome savo tuos atsakymus. Dar vienas kaltinimas Geros kaiminystės forumui, kad mes neigiame teisėtą valdžios išrinkimą. Aš nežinau ar mes, bet aš sakau, kad Lietuvos valdžia buvo išrinkta padarius pažeidimus. Laisvės partija, jūs visi žinot Laisvės partiją, kuri pavėlavo pateikti dokumentus. Bet jiems buvo leista, dėl jų asmeniškai, dėl jų buvo pratęstas laikas. O dabar jūs įsivaizduokite, Paleckio partija eina į rinkimus ir jiems pritrūksta pusės valandos pateikti dokumentus. Ar tai būtų padaryta? Ar mes būtume gavę tą laiką? Ar rinkimai būtų užskaityti? Aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Ar jūs turit kitą atsakymą? Geros kaiminystės forumas galvoja, teigia ir sako, kad valstybėje pirmiausia reikia sutvarkyti teisinę struktūrą taip, kad žmogus turintis 5 eurus kišeniai ir 2 milijonus kišeniai prie įstatymą būtų lygus. Tai šiai dienai tiek. Kol kas daugiau neturime ką pasakyti, apie tai jūs kalbate patys, apie tai yra kūrėme daug laidų, apie tai kalba žmonės, kurie turi Facebooko prieigas, jie transliuoja savo žinias, tai yra gerai. Visi sako tai, ką mato, visi sako tai, kaip jaučiasi šiame pasaulyje. Vieni tas išvadas daro žiūrėdami valstybinę televiziją, kiti ieškodami papildomas medžiagos. Bet tai, kad mes visi jau pradedam domėtis aplink mus vykstančių gyvenimų, yra didelis pliusas. O Geros kaiminystės forumas tikrai tęsia savo veiklą pilnu pajėgumu, neša žinią apie tai, kad žmonėms liaudžiai reikalinga taika, kad mes neinvestuosime į karą ir nenorime būti šito karo dalyviais. Mes norime taikaus gyvenimo, mes norime gyvenimo, kuriame galime kurti, mylėti, būti. Ir tegu jūsų nepuola ligos, negandos. Koncentruokimės į savo aplinką, dalinkimės meilę vieni kitiems. Ir iki kitų susitikimų.